Bet aš jau matau, kad negerai. Turiu penio pompą. Sveiki! Grįžom į Kiemo Mago kiemą ir jeigu nieks nepasikeis, tai nuo šiol filmuosim darbus iš namų. Kol manęs čia nebuvo, kieme atsirado tvora. Padaryti ir daugiau darbų, jos galbūt eigoje parodysim, bet šiandienos pagrindinis momentas, dėl ko mes čia esam, tai reikia sumontuoti stumdomus vartus. Niekad nesumontavęs, tai pradėsim nuo gaudiklių ant stulpų, tada bėgelis, ant kurio važinės vartai, ir galiausiai vartų automatika, su kuria turbūt bus daugiausiai darbo. Nesu nei vieno iš jų daręs, bet ar gali čia būti labai sudėtinga? Žodžiu, pirmiausia, tada pasigaunam aukštį apatinio tvoros elemento, nes noriu, kad vartų elementai eitų kartu su tvoros. Lygiai, vienoj linijoje. Galima va taip dėti. Milimetras ten ar ten. Ta pati, ką pasigavom ten, ant šitos tvoros. O čia bus mūsų vartelių stumdomų apačia. Bet ten tada reikia, vėl tada pasižymėsiu, kad ilgo miškių. Aš šiaip esu jaučiu vienas labiausiai klamzį žmonių, kokius tik tais visatą yra mačius. Bliama, kiek aš kliūnu visą laiką, kur einu. Ai, negaudo nivelyras. Gerai, tada imam senoviniu būdu ilgą gulščiuką. Va, pasilieki visokias armatūras, tu sukliūni. Taip gal dedam, geriau matysis, o? Taip ir taip. Žiūrėk, siena beveik idealiai lygi. Priglaudus gulščiuką, šiek tiek tik yra įdubimo. Tai va čia bus mūsų varto apačia ir pagal tai mes susimontuosim paskui bėgelius. Bet aš jau matau, kad negerai. Nes aš planavau trinkelės kelti gerokai aukščiau negu kad padas. 11. Gerai, dar pasitikrinam. Bet jo, gausis man. Žodžiu, neskom galvos, kas bus vėliau, tas bus vėliau. Dabar vartai. Trinkelės dar čia tik kitais metais. Turim aukštį, grįžtam prie stulpo. Taip, tai užsidedam dabar čia paprastai su kampainiu. Pasižymėm. Čik. Tas kampainis kažkoks. Pasiimam normalų tų įrankių. 9 galybės ir vis tiek su senais. Va, čia tai. Čia yra kampainis. Va, čiunk, iš karto. Gerai. Ir dabar, kaip ir minėjau, minus 13 automatikos pasidarom. Hop. Gerai, žinom, kur yra vartų automatikos apačia. Tai šitas dėsis čia, va čia maždaug. O prie jo montuosis va šitas, taip. Ir jisai gali stumdytis, gali kilnotis. Šitas tarpelis turi būti 7, o čia reguliuojasi. Traukia koją. Pakilo. Biški pakilo. Biški per daug. Trečią varžtą. Aišku, gal ir blemba čia nel. Turi nebesikilnuot. Svarbu vieną varžtą išsuk, kad jisai nebesileistų. Taip. Ir taip. 7. Čia 6.
Va, bus taip. Šešis daro, bus arčiau. Va. O aukštis bus... Va taip. Nu ir dabar čia priveršti reikėtų, bet esmę suprato. Dabar prisisuksim viršų. Viršus nėra didelio skirtumo. Svarbu, kad čia būtų vienodai, nes tai va, viršus turi tiek pat atsitraukti, būti vienoj eilėj čia. O aukštis iš principo nėra labai svarbu, nes jį tiesiog atvažiuoja vartai ir įsiremia čia. Gali būti čia viršus, nesvarbu. Pala, taip aukštai nedėkim. Čia dėkim. 6 mm yra čia. Taip, va. Ir matysiu ką nors. Minimalę. Matysiu. Dar dėl viso pikto varto aukštį pasimatuosiu. Ne taip, 1,59. 1,59, nu tai kokia 1,50 m galim daryti, manau, nuo apatinio ir bus pats tas. 1,50 m yra čia. Čia. Vars pasidam čia. Galimai jums kyla klausimas, kodėl tu daraisi tvorą su vartais, jeigu čia kieme bardakas ir dar priestato net nepradėjai statyti. Ogi todėl, kad aš galimai noriu vaikščioti su apatiniais po kiemą. Gal ir nevaikščiosiu, bet norėčiau, kad būtų tokia galimybė. Reikėtų akinių. Arba... Pasikartoju. Aš nerodau, kaip daryti. Aš rodau, kaip darau. Skylės irgi reikėtų ne taip gręžti. Reikėtų vienodą atstumą atsimatuoti, dėt brūkšnį taip, tada dėt su kampainiu brūkšnį taip. Nu, tipo. Gerai, jeigu normaliai, ne, tai reikėtų taip daryti. Dedu taip, užsibrėžiu brūkšnį, taip, užsibrėžiu brūkšnį. Tada čia atsimatuoju 3,5, čia atsimatuoju 3,5, dedu, nu šitas gal ne visai tinkamas čia daiktas, nu taip uždėsiu. Dedu tada tą, 3,5 ir tada per iksiukus grėžiu. Bet kadangi pas mane akis kaip kapitono Amerikos arba Supermeno, tai aš iš karto, va matot, idealiai. Juokauju, nieko čia idealaus. Bet to ir nesiekiu. Gal ir teks bučiuot, fuck. Gal ir ne. O dar net nepradėjom čia rimtų darbų. Nors man atrodo čia sudėtingiausia ir yra, nes ten ką, išsigręžti betoną skylutės kelias. Dabar tada, jeigu rasiu šniūrą, šiaip kažkur turėjau. Pasiimam šniūrą, prasitempiam maždaug, kad būtų tiesiai, nes, nu, kaip ir sakiau, šiek tiek siena yra įdubusi, tai norėtųsi tiesiai išsigręžti. Prasitempiam šniūrą ir susigrėžiam čia nais dabar tuos ratukus. Turim ankermasę, turim grąžtą, viską turim. O tai, kaip ir. Va, gerai. Aišku, galėjau išsikapot, bet neišsikapojau. Na ir dabar darom, kad būtų... Žiūrėk, mes taip padarysim. Taip, jisai pats save užverš. Va, jau užveržė. Šeši. Užspaudžiam. Čia tik tiek ir tai reikia mums jo, kad tam kartui pasižymėti. Ir viskas. Nu, turim. Virvės centras yra 6. 6. Gerai. Čia yra mūsų linija. Vartų kraštas čia yra. Jo. Aišku, būtų buvę patogiau, jeigu čia būčiau nusikasęs. Bet, kai žiūrit šitą video, dar liko man keli darbeliai objekte.
Tai ne, meluoju. Kaip filmuojam šitą video, dar man liko keli darbai objektai, bet jau kai žiūrėsit, būsiu pilnai baigęs objektus ir dirbsiu tik namie. Tai tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiau, greičiau ir paprasčiau. Čia gerai. Čia gerai. Svarbiausia mums iš principo yra tik tais galai. Per vidurį čia niekas nesigręš ir nesimontuos. Ta linija tai yra šitas vartų kraštas. O montuojant bėgelį mums reikia žinoti vartų centrą. Tai vartai yra 7, centras yra 3,5. Tai ratukų centras turi būti 3,5. 3,5. Tai pasižymim 3,5 čia ir 3,5 čia. Tikriausiai bežiūrint, daugam kilo klausimas, tai iš kur aš įsigijau šios vartus. Tai ne tik vartus, bet ir vartų automatiką, tvoros stulpus, pačią tvorą, tvoros pamatėlius ir labai daug dalykų, kurie reikalingi namam, aš perku ir pirkau iš statybapigiau.lt. Žiūrėkit, parodysiu. Statybapigiau.lt. Spaudžiam ant tvoro. Tuomet vartai varteliai ir stumdam vartai. Galima su užpildu. Čia va visi, man šito neįdėjo. Nu, man kitokį įdėjo. Čia. Ir tada galima tokį matmenį ir tokį matmenį. Arba individualiai. Mano yra tokia. Taip. Ir tada galėjau ir ilgesnį pasidaryti. Nieko, išgyvensiu. Taip, pasidarom taip. Ratukų centras čia. Nu, ir dabar pažiūrim, ar gausis. Gaunas. Jo, va čia va bus ratukai mūsų. O. Principe va taip. Tai reikės pasidaryti skylės. Tik dabar dar reikia atsiskaičiuoti ilgį. Nes ratukai, aišku, turi būti kuo arčiau, tiek toj pusėje, kuo arčiau pado kraštų, bet reikia vertinti, kad varto pačioje dedasi dar ten kelios detalės, toj parodysiu. Šita detalė yra, tai jinai iki ratukų davažiuos, tai va, automatiškai aš jau biški trukdo kabelį. Nu, bet aišku, man čia pasikelsant trukdo va šitas laidas man. Aišku, aš tą armatūrą nusipjausiu, laidą aš palenksiu, nes tas šiek tiek prisikels, va tai bus jisai. Nes varto apačia va bus čianais, vartai įsimaus šitas visas į vartus, tai mažą glašiuką paėmus galim pažiūrėti. Mano varto apačia yra, va, tarkim, čia, ne? Tai va tai va turėtų stovėti, va šitas va mechanizmas va maždaug tiek pasikels. Bet dabar reikia pasimatuoti ir aš turiu tokią dvejonę, kad čia kažkas negerai yra. Yra nenufilmuota, yra tokia padaryta kreivė. Kuo daugiau tu darai nesąmonių, nu tarkim, kaip čia parodyti jums? Va, žiūrėkit, nupaišysiu aš jums. Čia yra nesąmonės X. Kuo daugiau tu darai nesąmonių, čia yra žinios Y. Tuo daugiau tu įgyji žinių. Nesąmonių darimas lygu žinių įgyjimui. Va tai viskas vyksta. Jeigu nieko nedarai, nieko ir nesužinai. Jeigu daug darai, daug ir sužinai. Tai nors ir nesumontavęs vartų ir nežinau, kaip juos montuot, dabar padaręs sužinosiu. Žiūrėk YouTube kiek nori, žiūrėk, nežinau, kaip kiti daro, kol pats nepabandysi, tol ir neišmoksi. Learning by doing. Žodžiu, su aukščiais viskas gerai. Šiek tiek nuogastavau, kad ne taip, bet pasitikrinau, tai viskas gerai, kaip ir. Kas vėlgi yra gerai, kad viskas yra reguliuojama.
Gerai, pažiūrim. Taip. Va taip turėtų būti, o tas uždėkim dar kartelį, kad pasižiūrėti. Šiaip čia visiškai ne mano dalykai. Aš labiau mėgstu daryti tokius, kur nereikia daug tikslumo. Vidaus apdėloj, nelabai norėčiau dirbti. Ten per daug viskas. Precise. Žmonės labai jautrus iš tikrųjų statybų klausimais. Nėra čia ko jautrintis. Imi, darai, nesigaus, padarysi dar. Aišku, jeigu nepatinka tau tai, tai tu nedarai. Bet man kadangi patinka, tai aš ir darau. Gerai. Ir pasižymiu. Čia. Gerai. Dabar žinau, kur turi būti. Išsicentruoju. Taip. Gerai tai, kad šitos skylės yra didelės. Ir dar išgręžus, sumontavus ilgasriegius, aš galėsiu pastumdyti savo šitą visą paduką. Man tik tais klausimas, aš kai montavau šitą laidą, man keletas tvorininkų parašė, kaip jisai turėtų, kur jisai turėtų būti. Hebra, aš dabar žiūriu ir man atrodo, kad jūs čia kažką man pamelavo. Jisai ne čia turėjo būti. Gal ir nepamelavot, nežinau. Išsispręsim. Kai mano vartai užsidarys, jų pabaiga bus va čia. Vartų pabaiga. Tai ką aš dabar įsivertinu, kad šitas metaliukas dar užsidės. Jisai irgi nedavažiuos. Tai va, čianais turi būti jau mano ratukų galas. Labai daug lieka pado, ne kažkaip. Galimai kažkur kažką apsiskaičiavau. Nu va. Kabeliai. Ai, palauk, tas kabelis eina iš čia. Tai čia neturėčiau pataikyti kabelį, ten nepataikysiu. Nu, čia kabelio dar nėra, tik šarvas. Bet jeigu šarvą pažeisiu, aš neprasivėsiu kabelio ir tada bus negerai. Bet jeigu ir bus, tai nieko tokio, prasivėščiau kabelį, kadangi čia ant pado dar trinkelės dėsis, tai prasivėščiau kabelį tiesiog paviršium pado ir paskui ant jo užpilčiu atsiu. Yra taip ir objektuose tekę daryti, nes žmonės neprasivedė kabelių. Nu va. Jungiam, porfa. Turiu penio pompą. Jokauju. Pamenu, šitos pompos man kai reikėjo, aš jos ieškojau visose parduotuvėse ir niekas jos neturėjo. Nusipirkau ir mokėjau tikrai nepigiai, 3-5 eurai. Tai manau nepigiai, nes vakar nuvažiavau mokė vežį susipirkti visų dalykų vartam. Tai va, ilgasriegiai, ankermasė ir guli šitą pompelę už 10. Už 10. O už 3-3 guli ilga su tokia ilga šlanga. Bet taip jau būna, kai reikia nerandi, o kai nereikia yra. Va, ką jinai daro. Čia kaip ir galiu nepūstas, bet nupūsiu. Bet esmė tai yra, va, jinai išpučia. Eina! Lietuvoje apskritai, aš kartais pasižiūriu, tai Lietuvoje galvoju, kad čia kažkokia primityvi nesąmonė, bet apie tą pompą tai aš pamačiau Danijoj, kai dirbau. Ten žmonės kažkaip nevengia išleisti pinigų įrankį, kuris skirtas konkrečiam darbui. Ir ta pompelė būtent tam ir skirta ir jinai labai yra naudinga. Nu va. Nu va. Liuks. Ilgasriegius pirkau metrinius, tai dabar persipjausiu per pusę visus. Kaip pjaušiu garažą, kodėl labai svarbu
diskelį keisti išėmus bateriją. Tai žodžiu, pjausiu garažą, baterija neišimta. Nu ir kad diskelį atsuk, paspaudi šitą ir tada pasuki. Nu ir aš įsidirbęs, paimu bulgarkę, suku diskelį, bet spaudžiu ne šitą, o šitą. Ir pradėjo suktis, bet gerai, kad pradžia tokia neipatingai greita, tai spėjau patraukti ranką. Kaip matot, spėjau patraukti ranką. Tai saugumas svarbu, pasakė jis ir neužsidėjo akinių. Ankermasė, tai yra cheminė ankermasė, kurioje yra 2 elementai ir per šitą šiaudelį jie važiuoja ir galiausiai susimiksuoja vieną. Svarbu labai, kad per šitą ankermasę būtent dabar laukia yra apie 25 laipsniai, tai netgi rašo, ties 20 laipsnių veikimo laikas yra 5 minutės. Reiškia, per 5 minutės aš turiu sudėti ilgasriegius. Ir 45 minutės, kol visiškai susinks ir aš galiu toliau dirbti. Prie 30 laipsnių tas laikas dar greitesnis. Tai čia labai svarbus momentas, kad iš principo bet kokią medžiagą naudojant beveik visada rašo visas jos specifikacijas, kaip naudot, per kiek laiko stingsta, kiek vandens, jeigu ten mišinys kažkoks ir panašiai. Matot. Satisfaction. Nu ir dabar jau varom. Aišku, aš čia turbūt jos per daug varau, nes besukant tikrai per viršų pradės varyt, bet nieko baisaus. Tai svarbu ilgasriegį nekišti, o sukti. Tai va. Tada sriegis prisipildo ir gaunasi gerai. Man labai patiko, Hiltis turi pistoletą, būtent ankermasiai. Tai ten nusistatai ant top, nenusistatai, o yra skaičiuoklė internete Hiltis svetainį. Tu susivedi tenais kokio diametro skylė, kokio ilgio skylė. Ir tau paskaičiuoja, kiek turėjai tos ankermasės ir tada ant pistoleto nusistatai ir neina daugiau įleisti ankermasės, negu kad paskaičiuota. Tai reiškia, tu nieko neišeikvoji ir nešvaistai pinigų. O, čia jau stingsta turbūt. Bet dar 5 minučių lygtis nepraėjo. Ir net užsiuodžia, užuodė Audriau. Ai, tu gal per toli. Užsiuodžia, grinai tokia chemija. O, ne tą galą įkišau, malačius. Viskas. Želė. Dėl to man ir jau į paskutinę skylę lįst nebenori. Dar kelios minutės ir aš jau net nebenugramdyčiau. Geras, ne? Nu, kuo puikiausiai. Kuo puikiausiai. Nu, kuo puikiausiai. Kuo puikiausiai. Kaip aš džiaugiuosi, kad jūs žinotumėt. Tai mažas žingsnis žmoniai, bet didelis žingsnis kiemo magui. Nu va, jau turim kažkokį vaizdelį. Tai užsimečiau šitus, šiek tiek susigaudžiau pagal gulščiuką, galutinai sugaudysim, kai uždėsim vartus, kad matyt aukštį. Dabar reikia nusipjauti sriegių perteklių, nes neužsideda ratukai. Va. Gaunasi. Biškį nupjaunam, paliekam porą centimetrų. Nuliuks. Niekas niekur netrukdo, jei reikės dar bus iš ko prikelt. Pjaunam kitą. Penki, 8. Užsuksim ar ne? Užsuksim. Jau pasitikrinom, turėjau nuogastavimą, kad vartai neužsimaus, nes kai užsidės va šiti, reikės iš kažkurio galo įmaut vartus, į vartus tos begelius. Tai nuogastavau, kad neužteks kiemo pločio, bet pasimatavom, viskas gausis. Kitu atveju būtume įmovę iš karto į vartus ratukus, atėję, pasistatė ir tada prisukė. Bet šito daryti mums neprireiks.
Dabar gali kilti klausimas, kodėl tos plokštelės nepadėtos tiesiai ant pado. Kadangi trinkeles klosiu turbūt kitais metais, tai sunku nusigaudyti tos aukščius, kokie aš čia tiksliai norėsiu daryti aukštį trinkelių. Tai aš iš karto dariau padą šiek tiek žemesnį ir tiesiog papilsiu ant pado šiek tiek acijų, gal 3 cm ir tada susidės trinkelės. Galbūt jos palys po čia, galbūt bus iki čia, šitą matysim jau eigoje. Tai būtent dėl to ir yra sukelta ant sriegių, kas yra daug patogiau ir visada galima koreguoti. Ir kaip ir minėjau, kabeliai niekam nemaišo, ant jų trinkelės susidės ir viskas bus čiki-piki. Lemba jau čia kiek svers. Na, bet šiaip sakė, dviese turėtum iškelt. Tik tai čia žiūriu, kad mano plytas, sakė, turėtum iškelt. Bandysim. Turiu tokį peiliuką. Jau čia durė, nedurė šitas. Kad būtų paprasčiau. Tai mes apsitvarkykim biškį aplinką. Vyriškai apsitvarkykim. Netelpi dar? Ne. Taip. Taip. Atgal. O, kur vėlus tas, aha. Nedaug truks. Opa. Dabar į mane biškį. O. Nu ir dabar jau prikelk ir stumk. Stop. Palauk. Palauk. Stumk. Viskas, jau turėtum paleisti. Nu ką, vartai pastatyti nebuvo taip sunku, ane, Audriau? Nu va, tai dabar reikia susižiūrėti, ar viskas pagal gulščiuką, pasimatuoti, ar gražiai pareina segmentai, tie elementai tvoros, nes noriu, kad varto elementai sueitų su tvoros elementais siūlės. Tai va dabar šitą ir susižiūrėsim. Segmento va čia. Taip. Kur aš jau pasižiūrėjau, va čia, ne? Tai aš norėčiau, kad čia būtų apačiasi, nubliamu, kaip ir gerai, žinok, stovi. Čia 2 cm lieka tik tarpas. Nu. 2 cm ir čia jau tas segmentas eina tvoros. Nes jau aukšti, tie vartai nėra čia labai aukšti. Tai kaip ir gerai, man realiai tada reikia tik tais susireguliuoti dabar tos ratukus pagal akį ir viskas. Nereikia man nieko leist žemyn. Taip reikia, kad jie ir stovėtų. Nes gaunasi čia 2 cm ir ten 2 cm tarpas. Kaip sakydavo vienas iš skirių vadų, uogienė. Uogienė tai uogienė. Tada susidedam gulščiuką ir truputį paleidžiam. Čia dar turbūt biškelį palaisvinsiu. Nu ir gaunas, kad pagal tą brūkšnį, kur pradžią užsibrėžiau, viskas taip ir susireguliavo. Visi jūs manęs klausėt, Laurynai, kas bus toliau? Net nežinau, čia buvo panašių Vaidotą ar į Arūną, bet norėjau Arūną, nekopijuoju aš Vaidotą. Dabar žodžiu, šitas ratukas, paskui Audrius parodys šitos pusės, jisai neleis vartam virsti. Va, aš įdedu, prisuku ir viskas. Vartai visą laiką bus užfiksuoti. Turime čia vadinamą lovelį arba bėgelį.
jį įsistato ratukas. Tai aš ratuką dedu, kad dabar vartai pilnai užsidarė ir ratukas darau, kad būtų prie pat pabaigos. Kas leidžia man atitraukti nuo betono krašto jį, nes nenoriu aš, kad nuskiltų man betonas. 6. Ir tada gręžiam. Visas ilgis yra 5,5, tai gręžiam 2 ir 2, o taip. Čia mažos šaibelės būtų pravertę. Neturiu mažų šaibelių, o tos bus per didelės. Palauk, gal turiu kažkur. Porą šiukšlių nuo ledų. Diubeliukų. Žiūrėkit, ką turiu, bet niekur nesu dar uždėjęs. Matėt? Pasidariau, bet niekur nededu. Nu, čia nuo šokoladukų keli popierėliai, net nesiskaito. Blemba, jeigu čia neturiu, žinokit, šaibelių, tai aš susinervinsiu, nes čia turėjau turėti. Čia ne, čia gali būti. Ir čia ne. Tada žinau, bus kur anam sandėliuke. Ten tikrai turiu turėti. Sakiau, kad turiu. Aš visko turiu. Statybininkai mane supras, nu, tu visada visko turi, tik ne visada žinai, kur pasidėjęs. Čia net nepraplėštas dar pakelis. Čia 10, 8. Toks. Dabar čia pažiūrim. Aukštis gers. Gers, jeigu ką vartus galėsiu ir pakelti, ir paleisti. Всё. Ну. Nu ir ten dar biškai pareguliuot. Bet vo, yra. Tai žodžiu, vartus, kad ir kaip tu sureguliuosi, važiuojant jie normalu, kad šiek tiek pasėda. Nu, visas vis tiek per ilgis svoris čia. Tai sureguliuoti tą gaudyklę apatinę reikia taip, kad vartam užsidarius jie stovėtų aky ir tada ten visi tie segmento užpildai irgi bus aky. Tai gaunasi, kad mum tą savo gaudyklę reikia paleisti. Kas reiškia, kad liks skylių. Kitaip padarysiu. Kad šitos ausies nepersukinėt ir nepalikt skylių stulpe atvirų, tai aš tiesiog šitam, nežinau kaip čia, kaip pavadinti šitą. Samtelėje, šitam samtelėje pasidarysiu skylės tiesiog naujas ir viską. Ir tiek žinių, nes man jį reikia paleisti žemyn. Jisai turi man užsidarius, jau dabar ir man jisai per aukštai, o dar ratukas dasidėjo, tai va man reikia jį paleisti. Tai aš tiesiog skylės per 2 comus viršui padarau ir volia. Viskas, easy. Kad plytą nepataikyt. Tik tais reikia ten pastumti, nes 5 turi būti čia, o aš tą, prisiminiau. Ne viską gerai padariau. Nu va, net ir dievai klysta. Laurinai, koks tu gerulis esi. Kaip tas galima nemėgti, toks tu fainas. Taip. 5. Super. Nu ką. Šiandien gal užtenka. Diena nebuvo trumpa. Vartai sumontuoti.
liko automatika ir ne segmento užpildo sudėjimas. Bet šitą gal jau palikim kitai daliai. Smarkiai padirbėjo, manau, ir jums bus ką pažiūrėti. Ir mums reikia apgalvoti viską ir pasiruošti kitai dienai. Tai būtinai pasiekit Kiemo Magas YouTube kanalą, kad nepraleistumėt kito epizodo. Galite pažiūrėti praėjusius epizodus. Ir susitiksim montuojant vartų automatiką. Iki.